Jei esate alkanas ir norite išvengti milžiniško seilėtekio, šio video žiūrėti nerekomenduoju. O jau tiems, kas liko, papasakosiu apie Kauno kebabinę Adaną. Kartais mes užsisakome daugiau patiekalų, nei galime tuo metu suvalgyti. Ir to priežastis tikrai ne alkis, o gražios patiekalų nuotraukos. Skirtingai nuo kitų klientų, kurie laukdami savo užsakymų žiopso pro langai pravažiuojančius automobilius, aš mėgstu stebėti darbuotojus, kurie gamina mano užsakymą. Kebabinėje užsakydamas čili troškinį pagalvojau, gal 5 eurai kaina ir didoka, bet pakabinės keli šaukštus tiršto troškinio atsiėmu savo žodžius. Manau, kad mano sūnus iš daugelio vaikų, kuriems valgoma vištienos dalis, yra tik sparneliai. Ir jau pradėjęs valgyti sparnelius, sūnus pasakė, tėti, atvarom čia rytoj. O turkiška lėkštė su vištiena nudžiugino tuo, kad vietoj visų jau nuvalkiotų grūzdintų bulvyčių čia buvo patiektos kruopos bulgurų. Skanus buvo ir Adana lavašas su jautiena kepta ant žarijų. Katinienės tos dienos pasirinkimas buvo traški vištiena. Ir tik tada, kai užsiminiau apie jos skaičiuojamas kalorijas, gavau paskanauti gabaliuką vištienos ir aš. O mylimus heiterius panervinti užsakėme dar ir tradiciško turkiško deserto baklavos. Ir pabaigai apie Adaną kebabinę pasakysiu, jie ne tik gamina skanų maistą, bet ir pavaišins jūsų vaikų saldainiais, jeigu užsukę su jais padarysite užsakymą.